Ar kada susimastėte, kiek laiko ir pinigų galite sutaupyti fasado šiltinimo darbus atlikdami patys? Kaip tai teisingai padaryti, netrukus pamatysite. Fasado ir pamatų šiltinimo plokščių klijavimui rekomenduoju naudoti universalias Venusil Speedfix EPS ant XPS 878 klijuojančias putas. Šias klijuojančias putas taip pat galima naudoti įvairių statybinių plokščių, palangių, SIP skydų, akmens vatos bei statybinių blokelių klijavimui nenešančiose konstrukcijose. Su Venusil Speedfix EPS ant XPS 878 klijuojančiomis putomis darbus galite atlikti, net ir esant -5 laipsniams šalčio. Klijuojančios putos stipriai sukimba su įvairiomis medžiagomis, turi mažą plėtimusi slėgį stingimo metu bei pasižymi geromis garso ir šilumos izoliacinėmis savybėmis. Venusil Speedfix EPS ant XPS 878 klijuojančias putas galima naudoti su putų pistoletu arba su pridedamu EasyGun aplikatoriumi, kuris padeda lengvai užpildyti siaurus tarpus tarp izoliacinių plokščių. Kibkime į darbus. Rekomenduojame, kad paviršiai būtų švarūs, nedulkėti, supurtykite balionėlį mažiausiai 20 kartų. Pritvirtinkite pistoletą prie klijuojančių putų balionėlio. Sudrėkinkime paviršius vandens dulksna, tai pagerina sukibimą ir paspartina putų formavimąsi. Klijus purkškite perimetru 3-4 cm nuo krašto ir per vidurį išilginę liniją iki 25 cm atstumu tarp juostų. Plokštės yra 35 cm storio, todėl tarpus bus sunku užpildyti. Klijuodami plokštės purkškite ir sujungimuose. Palaukite 2-3 minutės, kol putos pradės formuotis. Tai užtikrins plokštumos stabilumą. Klijuokite plokštę prie sienos, koreguoti plokščių lygumą galima iki 5 minučių. Atkreipkite dėmesį, kad klijuojant šiltinimo plokštės prie pamato, klijuojančias putas purkškite vertikaliomis linijomis. Taip daroma todėl, kad pasišalintų susikaupęs kondensatas nuo pamato. Fasado šiltinimo plokštės galite priklijuoti greitai, lengvai ir kokybiškai patys. Venusil Speedfix EPS ant XPS 878 klijuojančių putų ieškokite visose statybinių medžiagų parduotuvėse.